Jei taip trumpai apie gailestį kalbėti, kas yra gailestis, ane, tai yra labai irgi stipri ego savybė, kuri yra visiškai nereikalinga. Nes kaip ir mes, manau, kad nenorėtumėm, kad mūsų kažkas gailėtų, ne, kad pasakytų, oi, man gaila tavęs. Aš nekalbu apie tuos, kurie turi traumas, aukų, dar kažkokias, tai tiem patinka, kai jų gaili, bet aš kalbu apie žmogų, kuris pilnai turi, kaip sakyti, stiprią savivertę, pasitiki savimi. Aš manau, tikrai nei vienas nenorėtumėm, kad mums pasakytų, kad man tavęs gaila, kad aš tave čia užjaučiu, nes tiesiog tai silpnina mus. Tai aš manau, gailėti kito, tai vadinasi, kaip ir sakyti, jausis už jį geriau, stipresniu ar dar kažkaip. Galima paklausti žmogaus, kuo aš galiu tau padėti, ne? Gal aš galiu tau kažkaip padėti. Tai viskas yra tvarkoj, bet tikrai negailėti, nes nuo to, kad aš gailiu kažko, tam kitam tikrai nėra nei geriau, nei lengviau. Ir tik tai aš jam patvirtinu, kad taip, tu vargšiukas, silpnas, tu nieko čia negali, kaip man gaila tavęs. Tai tai prieš gailėdami susimastykim, kodėl aš galiu, nes mums tai buvo kaip ir irgi įtikinti mes esame, ne, kad oi, čia aš gailiu, tai koks aš čia geras, ne, koks tai fainas ir kitaip. Tai kaip sakau, kiekvienas atsisukime į save ir pasižiūrėkime, ar mūsų pačių nereikia už kažką gailėti ir susitvarkykime savo gyvenimus, o visi kiti irgi susitvarkys, o jeigu jiem reikės pagalbos, jie tikrai paprašys ir mes galim jiem ją pasiūlyti. Tai gailestis irgi yra, kaip sakyti, tam tikra ego dalis, kad aš koksai geras, aš gailiu. Tai nėra savybė, tai yra irgi žemo dažnio energija, nes tai yra energija silpninanti kitą žmogų.